Labas vakaras, mėly mūsų žiūrovai. Šiandien mes trise su Mažvydu, Karolina ir aš esu Gintaras tęsiame laidų ciklą Kaip apsaugoti moteris nuo visokio smurto. Prieš pradėdamas laidą noriu pasakyti, kad praeita mūsų laida apie ekonominį smurtą susilaukė didelio jūsų dėmesio ir iš tikrųjų labai daug buvo komentarų, kad ir vyrai kartais jaučiasi nuskriausti. Tai aš iš karto noriu pasakyti, kad aš klausiau vyrų, ar jie norėtų ateiti į laidą ir pakalbėti apie tai, kaip prieš juos smurtauja moteris. Tačiau norinčių apie tai kalbėti vyrų neatsirado, kol kas. Tai aš dar kartą kreipiuosi į vyrus, kurie yra nukentėję, rašykite mums į Facebooko paskyras, į Respublikos portalą. Mes tikrai padarysime laidą su jumis ir teisininkas paaiškins, kaip elgtis tokiose situacijose. Antras dalykas, į ką noriu atkreipti jūsų dėmesį, tai daug klausimų sulaukiau, o kodėl laidos dalyvių prašiau užsidėti akinius. Atsakysiu jums ir į šitą klausimą. Tai yra naujos kartos Ray-Ban Meta akiniai, kurie leidžia daryti tiesioginės transliacijas į Facebooko paskyrą. Ir trečias dalykas, ką noriu pasakyti, jau po pirmos laidos mes gavom mažą paramą iš merginos, kurios vardas sutampa su konditerijos fabriku Rūta, ir tai yra Rūtos saldainiai. Taigi, šiandien mes norim pakalbėti apie kito tipo smurtą prieš moteris. Ir pirmas epizodas, kurį norėtumėm aptarti, tai yra eilinis, paprastas, buitinis smurtas. Ir Karolina, aš norėčiau tavęs paklausti, kur yra riba tarp flirto ir priekabiavimo? Aš manyčiau, kaip iš moters pusės galiu pasakyti, kad mano galva, mano nuomonė, priekabiavimas yra tada, kai tau yra sukeliamas neigiamas emocijas. Bet kokios neigiamas emocijas, ar tai būtų moralinis, ar ne, ar tai būtų fizinis, ar tai būtų materialinis, kažkoks tai psichologinis smurtas, psichologinė įtampa tarp to žmogaus. Jeigu tu jautiesi įžeista, jeigu tu jautiesi nužeminta, tai jau yra psichologinis smurtas, kurį galima traktuoti ir seksualiniu priekabiavimu. O kaip teisė kalba apie tai, kur yra riba, ar jinai yra teisiškai apibrėžta tarp flirtavimo ir priekabiavimo, ar čia kiekvienas žmogus gali savo pats nusistatyti, turiu galvoj moterį? Na, į teisėje iš viso tokios savokas kaip seksualinis priekabiavimas ji neegzistuoja, tai reiškia pati savoka yra daugiau tokia išvestinė iš realybės, o šitas klausimas yra senas kaip mūsų pasaulis, man atrodo. O mūsų pasaulis, jisai evoliucionuoja, keičiasi nuo micijų įvairių atvejų, kas yra, atrodytų, nesuprantami dalykai, kas Amerikoje vyksta, kaip seksualinis priekabiavimas yra laikomas taip pat ir prieš 20 metų padaryti, sakykime, kažkokie susitikimai, galbūt kažkokios tai klaidos, kažką sakant ar pasakant, ar kitas žmogaus, sakykime, interpretavimas buvo neteisingai suprastas. Tai labai tokia įdomi ir marga tema. Aš norėčiau pasakyti pastebėjimą, kai jūs pasakėte, išgirdau tarp jūsų žodžių, kad jūs paminėjote, jog seksualinis priekabiavimas, tokios kaip savokos aplamai, jos tokios kaip ir vienos neegzistuoja. Ir aš kaip iš moters pusės turiu pasakyti nuogąstavimą. Dėl to Lietuvos moteris jos ir nesiskundžia, jos nejaučia, kad gali tai traktuoti. Kas tai yra seksualinis priekabiavimas, jos negali atskirti. Galbūt jie situacijoje privertė pasijausti pažemintomis, prijautė pasijausti nejaukiai, bet jos negali to įvardinti, nes nežino, matote, kai paprastai sakykime, kai situacija neturi savo pavadinimo, ją įvilgti į pavadinimą ir eiti su tuo ir sakyti, kad aš patyriau smurtą tokį ir tokį, kai jis neturi savo konkretaus pavadinimo, yra labai sudėtinga. Dėl to daugybė moterų jos negali kreiptis pagalbos, vien tik dėl to neturi suvokimo, nuo ko pradėti, nes pradėkime nuo pačios savokos. Kas yra seksualinis priekabiavimas?
Visiškai. Ir kas užsijama iš viso daugiausiai šitą temą, tai galbūt tokia institucija kaip lygių teisių kontrolierė ar tokios institucijos, kurios gina žmogaus teises. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, kaip jie traktuoja šitą klausimą, tai ten yra visuomet seksualinė prievarta ar kita prievarta yra, sakykime, taip vertinama individualiai kiekvienu atveju, nes kas yra vienam seksualinė prievarta, kitam, sakykime, arba seksualinė neprievarta, seksualinis priekabiavimas, kitam tai gali atrodyti kaip, tam tikras netgi flirtas, kuris jam yra kažkuo tai priimtinas ar ten, sakykime, natūralus. Tai yra, kiekvienu atveju tai yra labai subjektyvu ir iš tikrųjų kriterijų galbūt nieks net nebandė įvedinėti, nes tai aš bent jau praktikoje to nemačiau. Ir aišku, pagrindiniai dalykai, kaip pats tas žmogus, auka, kuris patiria seksualinį tokį priekabiavimą, kaip jis tai vertina. Čia yra pats atskaitos taškas ir pats svarbiausias dalykas. Taip. Ir dar truputėlį norėčiau papildyti, nes išgirdau tarp jūsų eilučių sakant žodį auka. Mes dėja gyvename tokioje visuomenėje, kad dėja moteris pačios yra kaltinamos, kad tai yra per trumpas sijonas, jos išprovokavo, jo provokacija, jo smurtą, jos yra nusipelniusios to. Ta prasme, jos pačios iššaukia tai, kad jomis būtų kažkaip taip pasinaudojama seksualiai. Kaip jūs vertinate tai? Ir dar mes norime atsakyti į tą pirminį klausimą, kurį mes jau pateikėme prieš tai, kad kuo skiriasi, pirminis buvo klausimas, kuo skiriasi flirtavimas, koketavimas nuo tiesiog, ar ne, priekabiavimo. Na, labai sunkus klausimai iš tikrųjų ir sakyčiau, čia daugiau netgi socialinio pobūdžio klausimai, nes, sakykime, kas iš viso, pats flirtavimas, seksualinis priekabiavimas, kas priimtina, nepriimtina, aš manau, kad šitie klausimai jie iš viso prasideda nuo auklėjimo. Pavyzdžiui, jeigu auka dažniausiai mes laikome auką kaip moterį, tai vis dėlto vyras, vadinasi, tas yra, sakykime taip, agresorius, kuris tuos veiksmus daro. Bet vyras, jeigu pas jį yra tinkamas auklėjimas, pas jį yra išvystytos, sakykime, normos, standartai tam tikri, jam niekada neateis į galvą moteriai ten paimti už tam tikros vietos arba padaryti kažką tai tokio nederamo, jis visą laiką jaus tam tikrą atstumą, tam tikras ribas. Tai aš asmeniškai negaliu to teikti, nes man neteko niekada su to susidurti asmeniškai. Suprantu, aš tai galvoju, galbūt šitaip galima būtų paklausti. Karolina, tu daug metų sukiesi modelių versle, esi aktorė, ar ne? Taip. Ir šitoj terpėj Amerikoje labai garsiai nuskambėjo skandalas Me Too, kurį paminėjo Mažvydas, bet ką mes matėm to skandalo metu? Teisėsaugos ten praktiškai nebuvo, ten buvo visuomenės pasmerkimas. Ar tai nėra bausmė priekabiautojui? Kaip jūs manot? Jeigu galėsiu atsakyti į šitą klausimą, bausmė priekabiautojui kartais gali sukelti dviejopus jausmus, kas sklinda nuo visuomenės pusės. Kartais tai gali būti netgi jo psichopatinis noras gauti visuomenės atsaką. Bet jie labiausiai ko bijo, tai bausmės, baudžiamosios. Ir dėl labai gaila, kartais tokie žmonės turi psichinių problemų, kada jie nėra nubaudžiami. Tai vėlgi čia yra labai analizuojamas klausimas. Ir jeigu tie žmonės nėra ir negali būti, tai yra nuteisiami dėl psichikos ar ne, negalavimų, tada klausimas kitas, ar yra teisinga juos visuomeniai smerkti, nes jiegi serga, ar ne? Nepakaltinami. Tai čia labai plati tema. Na taip, mes jeigu taip gilinsimės į šitos seksualinius tam tikrus teisinius klausimus, tai nueisime, aišku, iki pačių tokių žiauriausių, kaip pedofilijos, kur yra, tikrai tai yra psichinė tam tikra liga ir čia jau tokie dar bet čia jau toksai, kaip pasakyti, labiau kriminalinis momentas, taip, ar ne? Vienareikšmiškai. O dėl tos, sakykime, baudimo pasiekmių, tai aišku, kad viešumas žmogų
baudžia daugiausiai. Žinant mūsų, sakykime, penalinę visą, sakykime, politiką, tai pas mus bausmės jos, aišku, nėra tokios, sakykime, taip adekvačios padarytam nusižengimui didžiąją dalimi. Todėl viešumas jisai padaro gali padaryti ir didžiausią žalą, ir didžiausią prevencinį tam tikrą poveikį, bet čia jau yra tam tikro balanso klausimas, kad sakykime, vis tiek, jeigu viešina, tai dažniausiai būna per spaudos priemonės, jos turi didžiausią atsakomybę vis dėlto atrinkti, ką galima viešinti, ko negalima. Tai turbūt, baigiant šitą patėmę mūsų temos, galima konstatuoti, kad nėra aiškios ribos tarp priekabiavimo ir flirto. Ir tik tai moterų drąsa gali užkirsti kelią priekabiavimui. Be abejonės ir labai norėčiau paskatinti moteris ir ne tik moteris. Vyrai taip pat patiria psichologinį, seksualinį, materialinį smurtą ir labai gaila, jog jie mažiausiai kalba apie tai, dėl to jų nėra mūsų laidoje, kaip ir minėjote. Taip. Tai norėčiau neišskirti lyties, norėčiau paraginti visus žmonės, kurie patiria įvairų smurtą, kalbėti garsiai apie tai, nes aš sutinku su jumis, kad viešumas kartais būna didžiausia bausmė. Visiškai sutinku. Tai galbūt pereinam prie sekančios mūsų temos ir tai yra jau turbūt lengviau identifikuojamas priekabiavimo atvejis, tai tarkim priekabiavimas per socialinius tinklus, SMS žinutes ir visai panašiai. Karolina, ar tavo aplinkoje dažnai pasitaiko tokių dalykų, vat vis tiek tu turi daug draugių, jaunų, simpatiškų merginų, Taip. Ar jos dažnai patiria vat tokio pobūdžio priekabiavimą? Kažkokios žinutės, kažkokios nuotraukos siuntinėjamos socialiniais tinklais? Be abejonės ir tai yra labai gaila, bet tai yra instrumentas, nes tai ant to dabar sukasi tas pažinčių varikliukas socialinės erdvės. Ir greičiausias pasitenkinimas tai yra nuotraukos, kurios sukelia emociją ir kurios po to leidžia turėti manipulaciją į žmogų, priverstinai siekiant santykio per nenorą. Nes jeigu tu toliau netęsi su manimi kažkokią tai suplanuoto jo atžvilgio ryšio, tada šitos nuotraukos išeis į eterį. O tada jau įdomu labai, kaip teisiškai atrodo šita potekstė, kaip galima traktuoti. Tai mes turėjom čia turbūt plačiai žinomus kelis atvejus Lietuvoje prieš kelis metus, kaip pakankamai žinomos moteris rado savo intimes nuotraukas internetinėje erdvėje ir mes matėm, kokie po to buvo skandalai. Kaip tai teisiškai yra sureguliuota, nes čia jau ribas nubrėžti yra gerokai lengviau negu tarp flirto ir priekabiavimo. Tai jeigu nagrinėti tą tavo paminėtą atvejį apie įvairias iš klinikos išplaukusias, reiškia, nuotraukas, tai berods teismas jau vertino ir pakankamai griežtai, ir dažniausiai griežtos bausmės, tai yra piniginės ar baudos ar kompensacijos, tai ten vienareikšmiškai šantažavimas tokiais dalykais yra nepriimtinas ir visi tai gerai supranta, bet iš tikrųjų šita priemonė, kad žmogus gauna kažkokią tai intimę žinutę, kažkaip tai ištraukia iš moters, po to su ja šantažuoja, čia yra labai dažnas atvejis iš tikrųjų. Ir aš čia vadinčiau taip, kad galima lyginti su tais sukčiais, kurie ten, sakykime, iš kalėjimo, reiškia, kažkaip tai iš pensininkų, iš pensininkų, pačiais subtiliausiais psichologiniais tam tikrais aspektais išgauna tam tikrą informaciją ir tu labai sunku ir kovoti su tokiais dalykais. Tai su moterim, sakykime, irgi šituo klausimu yra, sakykime, taip labai lengva prieiti prie tos ribos, kada tu perduodi informaciją, kurios tu nenorėtum, kad žmogus viešintų, o ją vėliau pradeda žmogus naudoti. Kaip šantažą. Kaip šantažą. Ar tai yra baudžiamosios atsakomybės sritis? Taip, tokiu atveju, jeigu yra peržengamos tam tikros ribos, kaip yra tam tikrų duomenų, kad žmogus vis dėlto šantažuodamas paskleisti tam tikrą kompromituojančią informaciją reikalauja pinigų
už tokios informacijos nepaskelbimą viešai. Tai yra jau baudžiamo kodekso dalykai ir taip, čia gali būti jau kitas tyrimas. O jeigu, pavyzdžiui, nereikalauja pinigų, bet vat, kaip Karolina minėjai, kad tiesiog žmogus terrorizuoja kitą žmogų, likti su juo santykiuose, tęsti draugystę ar tęsti gyvenimą kartu, kaip tai traktuojama? Na, iš esmės tai turi būti to žmogaus šantažuotojo tam tikra norima nauda. Kokia ta nauda, tai gali būti piniginė, gali būti kažkokių tai, sakykime, veiksmų atlikimas ar ten kažkokie kiti kažkokie priverstiniai dalykai, ko auka nedarytų, jeigu nežinotų pasiekmių, kad tos nuotraukos ar ta informacija gali paskleisti. Tai čia įvairūs dalykai, bet taip, tai visiškai yra neleistinas baudžiamąja prasme dalykas ir na, tą kaip ir turėtų visi adekvatų žmonės suprasti. Taip, galiu dar įsiterpti, norėčiau pabrėžti, tai galbūt tiesiog mes galėtume paskatinti iš esmės prisiimti atsakomybę ir pačioms moteriams, kad dėja socialinė erdvė nėra tavo nuotraukų albumas, kuris nugula namuose, ar ne? Ir turėkime pagarbos savo, siūsdamos nuotraukas ne savo vyrui. Tai nereikia tikėtis, kad tai atneš gero. Tikrai taip. Taip, nes yra toks posakis, kad nėra to blogo, kas nepakliūtų į internetą. Tai turbūt šitą reikia visada atsiminti ir prieš darant kažkokius tai veiksmus tokio pobūdžio gerai pagalvoti, kaip jie gali įtakoti ateityje. Taip, ir kas jau tą yra padaręs ir dabar jau laukia pasiekmių, na tai vienintelis žingsnis yra užkardyti kuo greičiau, kad tas neįvyktų, nes tai aišku, kad tos pasiekmės po to lydi visą gyvenimą ir na, tu jau kas, kaip sakant, patenka į internetą, tas iš tenai jau nebeištryn. Taip. Ir turbūt pati nemaloniausia mūsų pokalbio dalis, tai yra, kada yra ne tik smurtas, ne tik prievarta, bet gerokai daugiau, tai mes visi turbūt girdėjom visai nesenai, kaip teismas nubaudė kaltuosius garsioje byloje, kur Klaipėdoje 17 metais žuvo mergina, vėlgi iš modelių pasaulio, ar ne? Tai nesigilinant į detalės, tai yra epizodas, kuriame mes matom jau ne vieną, o visą kompleksą dalykų, kuriuos galima pavadinti jau pačia grubiausia prievarta prieš moterį, ar ne? Na, aš šitoje byloje nedalyvavau ir neatstovavau. Na, aišku, kaip ir visi sekiau tuos įvykius. Aš sakyčiau taip, kad, na, vienareikšmiškai, kur yra tam tikros aukos, tai yra ypač jautrios temos, ypač jeigu tai yra jaunos merginos, jaunos, talentingos ir gabios ir visaip kitaip, sakykim, taip, nusipelnusios gyventi merginos. Bet, na, todėl galbūt aš ir nesu teisėjas, nes, na, nenorėčiau būti tokioje byloje teisėjas, kurioje reikia priimti tokį atsakingą sprendimą. Tai be abejo, mes matėm, kad ir pats teismo procesas truko beveik 7 metus. 6 su keliais mėnesiais. Ir aš sakyčiau, kad 7 metų tas terminas jau, manau, kad pakankama, na, nepakankama, bet tai yra, na, vis tiek yra tam tikra didelis, sakykim, taip, na, Damoklo kardas, ar ten reiškia bausmės tam tikra dalis tiem, na, nuteistiesiam asmenim. Ir 7 metus, na, būti tokioje šviesoje, na, tikrai nėra normalu ir visa kita, bet aišku, kad sakykim, taip, nusikaltimas, kuris yra, sakykim, taip konstatuotas, jisai yra, na, toksai rezonansinis. Bet čia juk mes matėm šitoj situacijoje, apie kurią tu turbūt irgi žinai, ar ne, visą grandinę nelogiškų dalykų, kur
žingsnis po žingsnio buvo nueita į ten, kuo galiausiai šita istorija baigėsi. Kodėl tu galvoji taip atsitinka jaunoms merginoms? Man sunku atsakyti, kodėl taip atsitinka. Aš gal noriu pabrėžti, kad moteris kartais per savo galbūt naivumą, galbūt pasitikėjimą, galbūt norą ir siekį per gyvenimą įžengti pilna koja, kur matomas tikslas arba pažadamas tikslas vardan kažko, tai nes prisiminkite, tai buvo vienas iš prodiuserių šitoje temoje, ar ne? Aš tikrai neturiu kompetencijos komentuoti, bet noriu pasakyti iš merginų pusės, kad moteris vis dėlto yra silpnoji grandis emocinėme pasaulyje. Ir kaip jau sugebės sumanipuliuoti, būtent galiu pasakyti drąsiai, nusikaltėlis šiai dienai, to nesurepetuosi ir gali būti apgauta aš, mano draugė, mano pusseserė ar mano draugės draugė. Tiesiog tam tikroje situacijoje pasinaudojus moters silpnumu, ją galima įvesti į tokią situaciją, dėja, iš kurios nebegalime grįžti. Ir kokie būtų tavo patarimai moterims, kurios potencialiai gali atsidurti tokioje situacijoje? Kaip to išvengti? Aš manyčiau, kad visų pirmiausiai reikėtų vengti pažindintis socialiniai erdvėj arba vengti aklai pasitikėti žmonėmis. Vėlgi, žmonės šiai dienai jie labai nori plėsti savo pažinčių ratą. Aš siūlyčiau laikyti pažinčių ratą labai artimu, dėl to, kad tie žmonės, kuriais tu tikrai gali pasitikėti, tikrai yra tik tai keli ir ant rankos pirštų tu galėsi juos suskaičiuoti. O ar tokių bylų baigtis, apie kurią mes kalbam, stabdo kitus potencialius nusikaltėlius nuo tokių poelgių? Ar daug tokių bylų aplamai teismuose nagrinėjama? Na, visos tos rezonansinės, kurios panašios į tokias, mes jas, aišku, žinome ir sakyčiau, kad viena iš pagrindinių užduočių teismo proceso, sakykime, tos vedimo ir visa kita, kad vis dėlto tai būtų kartu ir auklėjamoji priemonė visiems kitiems. Ir aš manau, kad aišku, kad yra toksai, sakykime, šito proceso ir geroji pusė, kad vis dėlto buvo vis tiek daug diskusijų ir daug pakelta iš įvairių žurnalistų, įvairių nuomonių ir tam tikras išvadas, aš manau, jau tikrai žmonės pasidarė, kas dar geba pasidaryti išvadas. Jeigu nepasidarė, tai aš manau, kad jau gal ir niekada nepasidarys. O ar tu kaip teisininkas nemanai, kad procesas užtruko gerokai per ilgai? Jis užtruko gerokai per ilgai ir aš matau, yra toks posakis, kad lėtas teisingumas nėra jokio teisingumo. Tai lėtas teisingumas kenkia viskam ir kaltinamiesiam, ir liudininkam, kurie kažką matė, nes jie pamiršta įvykius. Ir šiaip žmonės jau pavargsta, nori, reiškia, teisingumo, jis neteina, tada pradeda kaltinti korupciją, prokurorus ar tenai teisėjus, nei iš jo, nei iš to. Tai visiškai nepagristi tokie dalykai kyla vien dėl to, kad pernelyg ilgai užtrunka tas procesas. Iš tikrųjų, čia jau atskira tema, kodėl taip vyksta. Kartais yra manipuliacijų iš įvairių institucijų pusės, noras likti šviesoje ir parodyti, mes čia dirbam labai stipriai vienoje byloje, antiek stipriai, kad tiek tęsiasi. Bet tai nėra gerai, tai vienareikšmiškai nėra gerai. Na ir mūsų pokalbio pabaigai. Karolina, ką tu norėtum pasakyti moterims, kaip jos turėtų elgtis, kad nepapulti niekada į tokias dviprasmiškas situacijas, iš kurių išeiti būna dažniausiai nelengva ir kad nereiktų advokato pagalbos? Bet kokiu atveju labai vertinu advokato pozicijas ir išvadas padarytas šio pokalbio metu. Aš norėčiau apibendrinti ir pasakyti, kad moteris pačios turi priimti atsakomybę, ką įsileidžia į savo pažįstamų ratą, ką prisileidžia prie savęs. Vis dėlto tai kalbama apie atsakomybę, kurią jau duodame nešti kitiems. Ir tokiu atveju, jeigu mes duodame nešti kitiems, jie pasielgia
Taip kaip turime situacijas, kurios dėja nebegražinamos, dėja ir labai liūdnai pasibaigusios. Norėčiau paraginti turėti drąsos, kalbėti garsiai apie tai, nebijoti reikšti savo nuomonės, nes nuomonė yra kur kas geriau ir efektyviau negu kad tyla. Ir mes prieiname prie to paties pasisakymo jūsų, kad kartais visuotinis ar ne teismas, visuomeninis yra didžiausia bausmė. Na, aš galiu tik pridurti iš tikrųjų prie tokių palinkėjimų ir tokių įžvalgų, kad vis dėlto kad mes, aišku, rodome kaip tėvai pavyzdį savo vaikams, tai yra su sūnums, kaip reikia elgtis su, bent jau pas mane šeimoje tai buvo, aš nesu ten, sakykime, irgi šventas žmogus, įvairių situacijų yra, bet yra tam tikri kažkokie tai kertiniai dalykai, kurių tu neperžengi, todėl kad tu žinai, kad nuo vaikystės, kad tu gautum per galvą nuo tėvo jeigu ten, pavyzdžiui, ar ten moters nepraleidė, ar ten, pavyzdžiui, ten užgauni moterį, ar šiaip nepagarbiai elgiesi. Tai viskas tai ateina iš šeimos ir aš manau, kad jeigu to neįdiegti savo pavyzdžių, savo vaikams, tai aišku, kad jokio rezultato gero tu ir negali tikėtis. Tai rezume šito pokalbio yra labai paprastas. Skęstančių gelbėjimas yra pačių skęstančių reikalas. Todėl, mielas moteris, saugokit save, vyrai, saugokit savo moteris, savo dukras, auginkit vaikinus taip, kad prie tokių temų mums niekada nereikėtų sugrįžti. Iki sekančių susitikimų ir ačiū Jums, kad dalyvavot laidoje. Ačiū.